Autorius Aitvaras. Įgarsino Rimantė Steponavičiūtė ir Erikas Klincevičius. Pirmasis nuotykis, kuriame gandras Eustachijus nenukeliauja į Londoną ir susitinka zuikutį Pyškį. Kartą, visai neseniai, saulėtoje Afrikoje gyveno gandras Eustachijus. Jis, kaip reta, buvo aukštas gandras. Skirtingai nei visi kiti jo giminės atstovai, turėjo stebėtinai laibas kojas bei ilgą raudoną snapą, o sparnai buvo išmarginti ryškiausiamis juodai baltomis plunksnomis. Iš įprastos gandrų minios jį išskyrė dar ir šiaudinė skrybėlaitė už apvalintais kraštais, bei žalios spalvos lininis švarkelis. Tačiau pats išskirtiniausias Eustachijaus garderobo elementas buvo ant auksinės grandinėlės pakabinta dviguba pensnė, kuri paprastai gulėdavo saugiai žaliojo švarkelio kišenėje, kol gandrui neprireikdavo ko nors perskaityti. Eustachijus buvo labai išmintingas gandras. Jo smegenyse pastoviai vyko mąstymo procesas. Mintis pašėlusiai sukosi ir sunkiai sutilpo gandro galvoje. Mintis šviesos greičiu lakiojo pirmyn, atgal ir dėl to šios istorijos herojus buvo truputėlį išsiblaškęs. Kadangi sparnai ir laibos ilgos kojos vargiai spėjo paskui tokias greitas gandro mintis. Eustachijus didžiąją savo gyvenimo dalį vasaras leisdavo susisukęs lizdą ant Londono nacionalinės bibliotekos stogo. Ten jis ir sėmėsi sumanumo, skaitė labai daug knygų, tad tapo itin išmintingas. Jis žinojo visokių įdomiausių dalykų. Pavyzdžiui, kiek Saulės sistemoje yra planetų, kokie yra jų pavadinimai, kas yra chlorofilas, molekulė ar atomas. Ši istorija prasideda labai įprastai. Išmintingasis gandras, peržiemojęs šiltojoje Afrikoje, kaip ir kiekvienais metais, pavasario šilumai išstūmus šaltos žiemos likučius Europos žemyne, susiruošė keliauti į Londoną. Susikrovė kelioninį lagaminėlį, įsidėjo dėklą su akiniais, knygų, atsisveikino su draugais ir savo ilgomis kojomis čiupo lagaminą ir leidosi į ilgą kelionę vasarojimo vietos link. Gandras, lėtai mojuodamas sparnais, atidžiai stebėjo, kaip apačioje monotoniškai slenka Afrikos vaizdai – upės, ežerai, miškai, Saharos dykuma ir pagaliau Viduržemio jūra. Eustachijus palengva skriejo virš vandens, kai netikėtai virš galvos susikaupė juodi debesys. Iš pradžių papurškė švelnus pavasarinis lietutis, tačiau greitai jis taip įsismarkavo, jog atrodė lyg kas kibirais piltų vandenį gandrui ant galvos. Netrukus ir vėjas, iš pradžių tik nežymiai kedenęs plunksnas, jis įsiautėjo taip, kad visa jėga pradėjo blaškyti vargšą Eustachijų tarsi kokį šapelį, pirmyn, atgal, į kairę, į dešinę. Viskas aplinkui nusidažė juodai. Tamsus, sunkus debesys apsupo gandrą iš visų pusių. Eustachijus nebesuprato, nei kur, nei kiek laiko skrenda, ir navigacija užsikirto. Iki paskutinio siūlo permirkęs gandras labai išvargo.
Jam pasidarė sunku mojuoti šlapiais sparnais, tačiau jis iš paskutiniųjų priešinosi nuožmiai gamtos galiai. Kažkoks vidinis jausmas jį traukte traukė pirmyn. Ir nežinia, kiek laiko Eustachijus skrido tamsoje, blaškomas audros, kai staiga tirštoje debesų uždangoje sau po kojomis išvydo siaurą šviesos propiršą. Pagaliau, apačioje nebe jūra, o sausuma. Nieko nelaukęs gandras nėrė žemyn, nes sparnai buvo be galo nuvargę. Likus keliems metrams iki žemės, gandras paleido lagaminą ir pats netekęs jėgų nugriuvo ant žolės. Kurį laiką sunkiai šnopuodamas, gulėjo nejudėdamas. Šiek tiek atsigavęs, čiupo lagaminą savo ilgų raudonų snapu ir puolė ieškoti priedangos. Apsižvalgęs suprato, jog nukrito nedidelėje miško aikštelėje, kurią iš visų pusių supo didžiuliai medžiai. Būtent prie vieno iš tokių medžių Eustachijus ir puolė slėptis. Po tankių lapų vainiku lietus buvo netoks smarkus, tačiau vėjas vis dar stipriai blaškė keliauninką į šonus. Tad surasta priedanga Eustachijui netiko. Jis apsižvalgė ieškodamas geresnės užuovėjos ir netrukus aptiko tai, ko ieškojo. Galingą ąžuolą, stovintį už 14 žingsnių, kurio kamieną, kažin ar būtų galėję apkabinti tuziną suaugusių vyrų. Po jo kamienų, išsikerojusios į visas puses, stuksojo didžiulės šaknys. Eustachijus tik šmurkšt ir įsmuko tarp galingų susiraičiusių medžio taugų, visas drebėdamas tamsoje atsitrenkė į kietą, lygų paviršių. Audros gūsiuose tyliai sužvingo metalas. Iš pradžių Eustachijus pagalvojo, kad jam pasivaideno, tačiau nusprendė patikrinti. Sparnu užčiuopė metalinį žiedą. Tikriausiai tai durys? Pagalvojo, nes jo mintis vėl labai staigiai pradėjo suktis galvoje. Įsidrasnęs, truktelėjo duris į save. Nieko. Užgulė duris pečiu ir visu savo kūno svoriu stumtelėjo pirmyn. Staiga duris atsivėrė ir gandras praradęs pusiausvyrą pradėjo kristi. Tik paskutinę akimirką ištiesė sparną žemyn, bandydamas sušvelninti kritimą. Tačiau skaudžiai užsigavo. Pasigirdo trakštelėjimas. Jis staigiai pašoko ir pabandė žengti pirmyn, bet nespėjus susivokti, jau visų greičių krito į tamsią erdvę. Tik šį kartą gandro kojos kabinosi už laiptų, kol kritimas tapo bėgimu. Kas čia? Išgirdo ploną cypiantį balselį. Eik iš čia! Čia mano ola! Aš ginsiu ją savo gyvybės kainą! Perspėju aš mušeiką! Dink iš mano olos! Prašalaiti! Išcypė pūkuotasis padarėlis ir prieblandoje sušvitavo baltos letenėlės, tarsi bandytų sukarpyti orą. Oi, atleiskite, maloningasis pone. Aš nežinojau, kad ši ola užimta. Aš nepastebėjau jokių ženklų, kad ola kam nors priklauso. Bet negi išvarysite vargšą keliauninką į lauką, kai ten siaučia tokia baisinga audra. Nusivylęs, kad urvas užimtas, pralemeno gandras. Tuo metu audra lauke dar labiau įsisiūbavo, tarsi patrakęs pradėjo ūžti vėjas ir ėmė griaudėti. Leiskite man pralaukti audrą jūsų jaukiame būste. Ir aš pažadu,
jį palikti tuoj pat, kai tik audra nurims. Pažadu, nesipainiosiu po kojomis. Galiu ir ant žemės prisiglausti, kad tik laukan nereiktų lysti. Skolingas tikrai neliksiu. Rasiu būdą, kaip jums atsilyginti, mielaširdingasis pone. Olos šeimininkas, pamalonintas tokio pagarbaus kreipimosi, ponu ir dar maloninguoju, jo niekas iki šiol nebuvo pavadinęs, nurimo. Sukryžiavo savo pūkuotas letenėles ant išdidžiai išpūstos krūtinės ir tarė: Gandre, aš tavęs neišvarysiu, gali pasilikti, ašgi ne koks vilkas. Prieblandos gaubiamame urve pasigirdo spraktelėjimas ir olą užliejo ryškesnė šviesa. Tuo tarpu olos šeimininkas, pasiėmęs sausos žolės glėbį, straksėjo svečio link. Imk, pasiklosi ant žemės, kad nebūtų šalta miegoti. Akies krašteliu gandras pastebėjo, kad žolė paimta iš šeimininko guolio ir kad jam pačiam nebebus taip patogu miegoti. Dabar Eustachijui pasitaikė proga apžiūrėti šeimininką, o juo pasirodė besąs jaunas kiškutis, tik labai jau įdomiai apsirengęs. Zuikis dėvėjo žalius, gerokai per didelius sportinius marškinėlius, kokius dėvi krepšininkai per varžybas, su užrašu Žalgiris. Tokios pat spalvos, taip pat gerokai per dideli šortai buvo pusiau nusmukę, o sportiniuose raudonai baltuose Vans firmos sportbačiuose dar laisvai būtų sutilpusios ir gandro kojos. Ant kaklo zuikelis buvo pasirišęs žaliai baltą šalikėlį, taipogi su užrašu Žalgiris, o ant galvos buvo užsimaukšlinęs sportinę kepuraitę. Šitas daiktas vadinasi full cap, prisiminė gandras, juk buvo labai išmintingas ir kažkur jau apie tai skaitė. Ant kepuraitės puikavosi užrašas Čikagos buliai. Gandre, klausyk, gal tu nori arbatos? Paklausė šeimininkas jau ramesniu balsu. Beje, aš vardu Pyškis, pridūrė po akimirkos. Eustachijus. Giliai nusilenkdamas prisistatė gandras. Eustachijus? Nenoriu trukdyti, Pyški. Ir taip pridariau rūpesčių. Aš ir be arbatos apšilsiu. Beje, šieno irgi nereikia. Ir ant grindų bus gerai. Ir taip esu be galo dėkingas, kad priglaudėte mane po savo šiltų namų stogų. Zuikutis tik nusišėpė nuo ausies lygi ausies, o šitai zuikiai tai jau puikiai daryti moka. Nužvelgė apgailėtinai kiaurai nuo lietaus permirktą gandro figūrą ir ištarė su linksmesne gaidele balse. Aha, nenori jis arbatos, ant grindų miegos. Tu bent jau matei save veidrodį? Nusikvatojo per visą olą šeimininkas. Klokis lovą, nusimk savo šlapes drapanas, nešk prie židinio, užkursi ugnį ir arbatos pasidarysime, išdžiavinsime ir tave ir tavo rūbus. O tai atrodai kaip kaliausė, tik su dabartinė savo išvaizda nei vienos varnos nenubaidytum. Eime. Ir zuikelis nutrepsėjo prie židinio, kuriame netrukus spraktelėjo ugnelė. Šeimininkas virš ugnies pakabino virdulį ir priešais pastatė 2 kėdutes. Ant vienos atsisėdo, o ant kitos pasodino gandrą keliauninką. Kėdutė gandrui buvo gerokai per žema, bet jau geriau tokia negu sėdėti ant šlapios žemės. Zuikelis mikliai aplink židinį sukabino visus šlapius svečio daiktus. Žaliojo švarkelio kišenėje
pastebėjo auksinę grandinėlę ir truktelėjo ją. Iš kišenės išslydo 2 stikliniai apskritimai su auksiniais rėmais. Gandre, o kas čia? Kam čia reikalinga? Čia mano pensinė. Ji skirta skaitymui. Išdidžiai atsakė išmintingasis gandras. Oho, tai tu moki skaityti, taip? Žinai, šis vakaras bus ilgas ir vėjuotas. Gal kad neprailgtų laikas, tu man galėtum paskaityti kokią knygelę. Man vaikystėje mama prieš miegą skaitydavo pasakas. Jos man padėdavo greitai ir saldžiai užmigti ir sapnuoti nuostabiausius sapnus. Deja. Iš zuikelio krūtinės išsiveržė gilus atodūsis. Kas? Sutrikęs paklausė svečias. Kas nutiko? Piktasis vilkas Bronius juos suėdė, užpuolė ir surijo kaip koks besotis. Zuikučio skruostais nuriedėjo 2 didžiulės sūrios ašaros. Ak, piški, labai tave užjaučiu. Žinai, aš jau seniausiai gyvenu pats sau vienas, o išmokti skaityti nebuvo kada. Turėjau sukti galvą, kaip išgyventi, tad zuikių mokyklą turėjau pamiršti. Snapu suklapsėjo Eustachijus. Aišku. Pasimuistė ant kėdės, tarsi bandydamas įsipatoginti. Žinoma, paskaitysiu. Gandras ilgomis kojomis žengė kelis žingsnius ir atsidūrė šalia savo kelioninio lagamino, kuris visą laimę buvo atsparus vandeniui, juk jis kelioninis, o kelionėse nutinka visokiausių netikėtumų. Išsitraukė auksinius skaitimo akinius iš dėklo, mat pensnė kartu su švarkeliu džiuvo prie ugnies. Paėmė knygą, gražiai išsiuvinėtais sodiniais viršeliais, sugrįžo prie spraksinčios ugnelės, prisėdo ant kėdutės ir pradėjo skaityti. Skaitė gražiausias ir linksmiausias istorijas apie senovės karžygius ir apie žvėrelių nuotykius paslaptingoje miško karalystėje. Stiprus, tačiau raminantis Eustachijaus balsas pasklido olos skliautais. Zuikelis iš pradžių labai įdėmiai klausėsi, plačiai ištempęs savo ilgas ausis, bet po truputį pasakų gale įveikė jį ir nuplukdė į sapnų karalystę. Ausytės iš lėto nulinko ir zuikelis sėdėdamas ant kėdutės užsnūdo. Tik seilė ištyso palei žandą, kaip dažnai nutinka mažiausiams vaikučiams, kuomet klausosi pasakėlės ir saldžiai užsnūsta, sapnuodami gražiausius sapnus. Eustachijus užvertė knygą, grąžino ją ir akinius atgal į lagaminą, priėjo prie giliai, ramiai kvėpuojančio zuikelio, paėmė jį ant sparnų. Tyliai, kad nepažadintų kiškelio, aiktelėjo, nes suskaudo sužeistą sparną. Sukandęs snapą, Eustachijus nunešė pyškį ir paguldė į guolį ant kvepiančių šiaudų. Pats sugrįžo prie židinio, atsistojo ant vienos kojos, pakišo snapą po sveikuoju sparnu ir taip pat užsnūdo.